Evangelijoje pagal Luką Jėzus tikinčiuosius lygina su druska. Druska geras daiktas, bet jei druska netektų sūrumo, kuo ją reiktų pasūdyti? Ji nebetinka nei dirvai, nei mėšlui, o išberiama laukan. Kas turi ausis, te klauso. Tai iš šitų eilučių mes galim pamatyti, kad druska anksčiau buvo naudojama dirvai, tai reiškia kaip traša, ir mėšlui. Tai reiškia, kad kai jie atlikdavo savo reikalus, užberdavo porą saujo ir ji būdavo naudojama kaip dezinfekantas. Ne tik kaip kad pasūdyti maistą, kai mes dabar galvojam, bet druska atlikdavo daug didesnę paskirtį jų gyvenime, nes jie turėjo labai sūrę ir turi dar ir dabar sūrę jūrą, ten 28% sūrumo ta jūra ir jinai pilna visokių druskų. Natrio chloridas tai tik tais viena iš jų, o šiaip tais jinai prisotinta dar ir fosforo, ir nitratų, ir kalio. Kiekvienas augintojas žino, kad lapam, žiedam, šaknim reikia šitų medžiagų. Ir žmogui irgi jų reikia. Tai va šita druska yra keltinė druska, jūros druska įplaukia, kai jūra įplaukia į molingas vietovės, tai ją nugraibo ir jinai būna prisotinta visokių mineralų. Čia ta pati druska ir jinai netgi spalvos yra kitokios. Va šita, kaip kad galbūt netekusi sūrumo būtų pavadinta Jėzaus ir išberiama laukan, tai čia galbūt tik tais ant kelio išberti ją betinka. Tad vartokit geriau tokią pilną druską, kuri turi daug visokių mineralų, druskų, kitokių, o čia tai tik tais vienas mineralas.